Šeštasis dienos rytas. Iki Estijos sienos yra apie 20 km. Iki jos važiuosime žvyru, nes artimiausias kelias iki aukščiausios Baltijos šalių vietos. Privažiavus kaimą prie manęs pribėgo lojantis šuo. Visa laimė, kad šuo buvo nepiktas ir perbėgo namo pašauktas šeimininkės. Pavažiavus keliasdešimt metrų pribėgo dar vienas šuo, tik jis buvo piktesnis. Dar truputį pamynus prisistato kaimynų šuo. Ir kaimo gale desertui, kiekvienam po vieną. Turim dešros. Jeigu viskint, tas galva kreip. Pasukome Hanojaus miestelio link ir iki aukščiausios kalvos lieka apie 16 km. Andriau, kas neįveikėm kalną, vedami. Tokį kelią važiavom, o dabar dar laiptais reikia lipti. Važiavom sunkiais kalnais ir dabar bandysim užlipti į aukščiausią Baltijos šalių kalną. Surmunamagi kalva yra aukščiausia Baltijos šalyse, jos aukštis yra 318 metrų. Nuo kalvos viršūnės atsiveria puikiai apylinkių panorama. Giedrių orų matomumas siekia iki 50 km. Viršūnėje yra įrengtas 29 metrų aukščio apžvalgos bokštas. Laiku ir vietoje sustojame papietauti. Pro šalį plaukė mažas, bet galingas debesėlis. Jei ne ta pastogė, 15 minučių būtų užtekę, kad permirktume. Kas? Tos musės kandžiais. Aš vos neišgriuvau. Andrius važiavo ir išmetė šiukšlių maišą man po ratais. Į prekybos centrą užsukome apsipirkti vakarienį ir pasislėpti nuo dar vieno debesies. Ežeras didelis, bet palapinį vietos pasistatyti nėra, nes ežeras šalia miesto. Radome informacinį ženklą, kuriame bus parašyta arba ne, kur galima apsistoti. Nes čia kažkokia žaidimo aikštelė. Pravažiavome visą pakrantę ir dar neradome kur apsistoti. Važiavome link sekančio ežero.
bet prie jo taip pat nėra prieigos prie vandens. Randame mažą paplūdimiuką ir nedrąsiai ten įsikūrėme. Pasistatę palapines, užėmėme pusę paplūdimio, o kai kurie žmonės atėję nusimaudyti, pamatę mus, apsisukdavo ir išvažiuodavo. Bet po sunkiausios dienos šioje kelionėje ramus vakaras ir saulėlydis į ežerą atpalaiduoja. Nežinau, atsikėliau, vos matau. Akyse liejasi. Kaip po plastinės nepavykusios operacijos. Akis ašaruoja. Labs, draugelio. Viešūnis. Žiūriniai inventorė. Šits draugiškas. Ieškoti meteoritų duobės, kuris nukrito prieš 6000 metų. Iš kairės yra krateris, kuriam 6000 metų ir 80 metrų pločio. Pasak legendų, čia yra vartai į pragarą, bet atrodo kaip paprasta duobė. Po kelių mėlynių. Į pragarą po kelių mėlynių prisiskins. Nu, tai nebus ką valgyti. Tiek daug? Yra vandens. Turiu polinkį, pastebėjau, tinti. Vištyno kelį. Bet akis jau atitina. Mums reikia važiuoti Tartų kryptimi. Ženklai rodo, kad kelio remontas. Ir už 19 km aklygatvis. Nevažiuojame aplinkkeliu, rizikuojame važiuoti Tartų kryptimi. Atvažiavę iki Mostės neberizikuojame važiuoti tokiu keliu. Pakeitė maršrutą ir važiuojam į Rasyną. Mostės miestas rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 1561 metų. Šalia dvaro yra pastatyti pagalbiniai pastatai, dauguma jų iš akmeninių plytų. Dvare yra įrengta mokykla,
o ūkinis pastatas buvo perdarytas į 500 vietų koncertų salę. Per upę planavome persikelti keltu, bet žmogelis pasisiūlo perkelti mus valtele. Įsikūrėme prie Emajogi upės, kuri netoliese įteka į Pskovo ežerą. Tik atvažiavom, greit išsipakavom palapinės, nes matėm didelį juodą debesį, pasistatėm palapinės, kol lietus lyjo. Išvirė košę. Šiandien nuvažiavom 123 kilometrus. Atvažiavom prie upės. 4:30 ryta. Jau ryte 4:30 atvažiavo kažkoks žvejys ir pradėjo pūsti savo valtį. Mes truputį pabūdom, bet jis po to išplaukė. Po to atsikėlėm ryte, pavalgėm ir išvažiavom ieškoti meteorito duobės. Iš ten, kur mes po to... Padėk man. Iš ten po to važiavom į Tartu, bet kelias buvo remontuojamas, va. Tai mes važiavom vingiais ir šiandien pasidarė toks didelis maršrutas, 123 km. Atvažiavom čia prie upelio. Ir jaučiu, kad man kažkaip negera. Sakau, Andriau, man truputį bloga, pykina. Andrius sako, man jau senai bloga. Tai mes nusprendėm, kad kažko buvom apsinuodiję. Bet dabar viskas tvarkoj, košę valgom. turbūt mėlynėm nuo kraterio. Jo, kraterio mėlynėm. Žmogelis perkėlė su valtim kitą upės pusę už dyką. O su keltu 4 eurai. Va. Iš pradžių vieną perkėlė, po to kitą. Viskas šios dienos. Tokia ir istorija. Ar turi ką pridurti? Ne. Ir šį kartą esam ne vieni. Siūlė pasidalinti laužą. O ne? 7 dienos rytas. Vėl saulėtas ir šiltas. Pastebėjau tokį dalyką. Dabar važiuojame sausu rupiu dulkės keliančiu žvyru, bet jis pasikeitė į drėgną ir lygesnį. Jei šalia kelio stovi bent vienas namas, toje dalyje kelias ir pasikeičia. Pravažiavus sodybą kelias vėl suprastėja. Ėstėje už bambalį ir skardinę gali gauti 8 centus. Surelis 6 eurą. Surelis 16 centų. Ledai už 25. Lietuvoje už 2 bambalius arba už 3 bambalius ledų nepasimsi. O šitie po 4 centus. Užstatai. Euro centas. Eurą. Radom grybą. Šalmas išgelbė. Būčiau kalis galvas taktą. Pirmą kartą pasitarnavo šalmas. Čia yra akmens malūnas. Per Pirmą pasaulinį karą čia pasislėpė 3 vokiečių kareiviai, o rusų tankas šovė jį 4 kartus. Tai 5. pagal dydį ežeras Europoje. Plotis iki 48 km, o ilgis 143. Šis ežeras turi 35 salas ir į ją įteka apie 30 upių.
Visą dieną keliausime palei ežerą, o vakare ieškosime, kur prie jo pasistatyti palapinę. Šiam ąžuolui yra apie 400 metų ir manoma, kad po jo yra pakastas kažkur lobis. Andris išgirdo garsą, kad kažkas trūko. Nu ir? Žinau, gal prašys stipins biškį dunda. Nu va, vienas. O antras. Gal dar daugiau rasi. Kitus atsipalaidavusius stipinus Andrius bando patempti replėmis, bet jie nulūžta. Bandome pasiekti artimiausią miestelį. Šiame miestelyje neradome, kur galėtume susitvarkyti dviratį. Yra du variantai – autobusu grįžti į Tartų ar rizikuoti ir važiuoti trukinėjančiais stipinais dar 70 km iki Johvi. Nusprendėme susirasti nakvynės vietą, ryte anksčiau atsikelti ir važiuoti į Johvi. Iš vietinių žvejų nusipirkau kažkokią rūkytą žuvį. Dabar mes ją pagausim. Va, 4,50 €. Truputį sulaužiu aš ją, bet skonis, manau, nepasikeis. Skani, dar šilta. Pavyko rasti nemokamą kempingą. Kaip ir planavome, įsikūrėme prie Pskovo ežero. Radau nugaišusią undinę. Kažkas su veidu nutiko. Ežerėlis. Parvasaugės prisirašė Andris pasidaryti. Man atrodo, čia bus topkė. Šiandien jau užbaigėm 7. kelionės dieną. Šiandien minėm iki ežero labai didelio tarp Estijos ir Rusijos, kuris vadinamas dar jūra dėl savo dydžio, Pskovo jūra. Atminėme kito ežero ir man kažkas pokštelėjo rate. Sustojau, galvojau, sprogo kamera, bet pažiūrėjus iš arčiau pasirodė, kad 3 stipinai iššaudė. Iš tikrųjų 2 iššovė, bet aš vieną išrojau netyčia, bandydamas pataisyti. Tai dabar ratas va toks ir neaišku, rytoj davažiuosim iki miesto 50 km, kur bandysim pataisyti. Planavome atsikelti anksčiau, bet atsikėlėme įprastai apie 8 valandą. Susilažinom, kad vanduo ar surus ar nesurus. Aš sakau nesurus, o jisai sako surus. Ir einam pažiūrėti, kaip iš tikrųjų. O kas ragaus tu? O kas ragaus? Tu ragauk. Abu ragaujam.
Nu? Sūrus. Sūrus? Lėti. Ne. Nesūrus. Nesūrus. Bet pusryčiaudami ir pakuodamiesi daiktus užtrukome tik apie valandą. Susikrovėm daiktus, reikia važiuoti ir prisiminiau, kad aš žemėlapį palikau palapiniai. Bet mes žinom, kur važiuoti. Tik neaišku, ar davažiuosim. Tik neaišku, ar davažiuosim. Čia tik pertraukėlė. Prekybos centre radome taisyklą, bet meistras bus tik už kelių valandų. Negaiždami laiko, su miestiečių pagalba randame dviračių parduotuvę. Kokiu ratu atvažiavo? Beveik 100 kilometrų įveikė. Sitokį. Kiek sumokėjo? 37. Už darbą? Ir už viską? Su viskuo padarė dar man nuolaidą. Dabar skrysim, nebevažiuosim. Nebespėsi dabar. Nebespėsi. Ratą dar pripūtė. Ties Suomijos įlanka esanti Ontikos pakrantė yra labai vaizdinga. Šioje pakrantėje kalkakmenio uolų aukštis siekia iki 57 metrų. Valastės kriuklys – netoli Kotlajärvės miesto esantis kriuklys, kurio vanduo krenta iš 30 metrų aukščio nuo Ontikos uolos. Šis kriuklys yra didžiausias Estijoje. Virš krioklio yra įrengta apžvalgos aikštelė, tačiau ji dabar sulūžusi ir uždaryta. Krioklys ypač įspūdinga žiemą, šaltuoju metų laiku, šaltis ir nuo jūros pučiantis vėjas suformuoja didžiulius varveklius. Aukštai, ne?
Kaip mes prasiverčiam, nu aš kaip prasiverčiu šitoj kelionį, kokius daiktus važiuosi. Važiuosi šitą, ne, aš aprengiu visą kuprinę. Šiandien... O kodėl pats nesirengi? Todėl, kad karšta. Šiandien nusipirkau pagalvėlę. Parodysiu po to, su kokia pagalvėlė aš miegu. Miegojau savaitę. Jau, turiu vandens. Miegmaišis, palapinė. Savo lagaminę. Vežiojasi tik tais drabužius, kurių turiu po 2 poras. Daugiau nieko nereikia. Rankšluostis, porą megztinių, porą kelnių, maikės, batai ir ne per šlampą. Toliau. Turiu keletą skyrių. Šitam skyriui... Taip, arčiau. Neįsverčiu, man čia gerai. Šit maisto skyrius ten turėtų būti, bet ką tik Maksimui atsipirkom. Tai va. Čia yra puodai. Estijoje Maksimui yra? Yra Estijoje ir Maksimui. Puodai viryklės. Čia dujų skyrius. Žiebtuvėlis ir dujų balionėliai. Ir viskas. O kas skystis čia tik ne nuodų? Jis irgi... Be kurio neišsiverstum. Taip pat jis degus, tai tą patį skyrių. Viryklės dujinis. Kas čia? Higienos. Reikmenys, dantų pasta. Muilas. Čia, kaip sakiau, maisto skyrius. Kas čia? O ką valgote dažniausiai? Dažniausiai valgom. Elektronikos skyrius nusipirkau pakrovėją. Mieste. Telefoną, navigacijos, va dabar galėsim naudotis. Šitam skyriui padangos, replės, atsuktuvai ir kiti varžteliai. Ir viskas. Tiek ir užtenka kelionė. Susipažįstame su kaimynais iš Vokietijos, kurie su vaikais keliauja jau 2,5 mėnesio. Šiandien atvažiavom į Ontiką, į pačią Estijos viršų. Rytas prasidėjo nuo kažkokios tikriausiai skruzdės įkandimo į kaktą. Tas buvo apie 3 valandą. Valandą negalėjau užmigti, po to už kokios valandos, kaip užmigau, prasidėjo šaltis. Va. Tai atsikėlėm įprastai ir pradėjom skubėti link Juhvi. Ten turėjom Andriui dviratį susiremontuoti. Tai per porą Išmaltas stipinus. Ką? Išmaltas stipinus. Jo, iššaudys. Susidėti. Tai mes per keletą valandų, per porą nuvažiavom. 50 be kilų. Beveik 50 kilometrų. Ir Parduotuvėje nutiko toks dalykas dar. Užstačiau, įsivariau dviratį į parduotuvę. Ten, kur remontavo man dviratį. Taip, kur remontavo Andriui dviratį. Ir žmogus negali praeiti. Aš galvoju, tą dviratį patrauksiu. Vedu, užkliuvau už žolėpjuvės, to traktoriuko. Virtau, dviratis ant manęs, visi juokėsi. Toks nuotykis. O po to... Susitvarkėm dviratį. Susitvarkėm dviratį tavo, pavalgėm ir išvažiavom į... Papasakok apie savo kebabą. Va, nusipirkai, galvoju, noriu valgyti. Ėjom kažkokią kebabinę ir ten pasiėm... Kebabų nebuvo, o buvo kažkoks kitoks su bandele. Lavašė. Lavašė. Ji... Ką su jo padarė? Pašildė. Iš šaldytuvo ištraukė, dėjo mikrobangų krosnelę, pašildė ir atnešė tokį blyną. Agurkai, pomidorai, viskas karšta ten ir palikau ir šią Maksimą pirkti valgyti. Mišrainį. Normalesnė maistą. Jau. Ir ką, atvažiavom čia? Atvažiavom į Ontiką. Žiūrėjom krioklį.
Ir įsikūrėm, Kuris uždarytas. kuris uždarytas. Įsikūrėm Dėl dabar remonto. čia. Dabar noriu įsitikinti, ar iš tikrųjų ryte palikau žemėlapį palapiniai. Taip. O. Dabar, kur apsistojom, pas mus tūlikai mokami 40 euro centų. Tai nuėjau į tualetą, už kem centų, apsiprausiau dar ir veidą, išeinu. Pažiūriu, kad akinius užmiršau, tai turėjau mes dar 40 centų, kad galėčiau pasiimti akinius, nes durys išsirakino.